Tai kur man dėti tą turinį? Į stories arba į postą? Ar gal reelsą sukurti? Norint atsakyti į šitą klausimą, reikia pirmiausiai suprasti, o kaip elgesi jūsų auditorija. Ji dažniausiai žiūri stories arba scrollina reelsus, o gal pagal senovinius įpročius dar žiūri feedą Facebooką ir skaito postus. Aš, pavyzdžiui, padariau apklausą savo auditorijos ir supratau, kad mano auditorija labiausiai šiuo metu žiūri reelsus, taip ilsėdamasi. Bet jums reikia suprasti, kaip elgesi jūsų auditorija ir tada pasirinkti tinkamą variantą komunikacijos per postus, reelsus arba story. Bet jeigu jūs norite, kad šitą žinutę pamatytų kuo įmanoma daugiau žmonių, tai žinoma, jūs pradėsit kelti šitą turinį per skirtingus komunikacijos turinio vienetus. Ir per stories, ir per postus, ir net sukursit keletą reelsus. Taip pat jūs pradėsit skelbti šitą žinutę ir per kitus komunikacijos kanalus, asmeninį Facebooką, Instagramą, TikToką, LinkedIną, kad kuo įmanoma daugiau pamatytų šitą informaciją. O gal net paleisit mokamą reklamą. Follow mano profilį marina-mastermind.lt, čia daugiau informacijos apie pardavimus ir komunikaciją per socialinius tinklus, kad jūs galėtumėt drąsiai ir taisyklingai, strategiškai daryti komunikaciją savo socialiniuose tinkluose.